Važiavome į sklypą kartu su vyru, su užduotimi. Tai yra pasirūpinti savo mažaisiais gyventojais sklypo. Ir tai yra pastatyti jiems komunalinius namukus. Gal per mažyti čipsikai? Nu taigi jie nebus tolstekai. Ar mes taip pirmai... O, šitą tai vapšė mažiukai. Nu, va tokį bent jau. Jo, šitie va. Nu, va taip aptversti. Atsimatuoju. Balkončikas. O tu kaip pritvirtinsi su vinim prikart? Va taip būtų dar geriau. Jeigu Aišku, kad būtų popa geriau. bus didelė, pavyzdžiui, jam. Pasipjaustam tokius vat kubikus. Tai čia bus balkonas palangė, žodžiu, jiems. Va tai vat pritvirtinam su vinuku iš vidaus. Įdėsim, kad jie galėtų nutupę savo lengvai į vidų patekti. O, paruošta tolimesniems darbams. O pasižiūrėkit. Vien prie šitų karmuškas, kiek jų čia daug priskrido. Kaip vyras sako, kad čia kaip stalovka valgykla. O net nepasidalina, vienas kitą stumdo dėl kąsnio. Šį kartą mes pasimatome prie Tapelių ežero. Atvykome čia ne tik šašlykiuko išsikepti, bet ir pažvejoti, ir pernakvoti gamtos apsuptyje. Mes šį kartą čia atvažiavę, švenčiam pasitenkinę tuom, kad 5 metai kartu. Švenčiam tai, kad vaikai su mumis išvis lieka toliau. Ir dar pas vyriausiai paskutinis šiandien skambutis buvo. Tai Žodžiu, daug progų, ne? Mes šiandien džiaugiamės kaip niekada. Dar oras toksai visai nieko kol kas. Aš šiandien labai patenkinta. Nors dažniausiai būdavau prieš. Prieš išvykas? Jo, prieš tokias ypač su nakvynė. Maži vaikai, o šį kartą visi biški paaugę. Fainai. Man dar reikia pasidaryti viską, kad man žinkus. Ten jau garuoja. Aha. Mažiaus super dabar mūsų miškinį tau padariau. Svabunčiką naminį. Tu nori, kad tu nori? O, jo oras kaip kardinaliai keičiasi. Labai gerai. Nepaisant to, jog orai subjūro,
ir mūsų kompanija užlijo, mes tikrai turėjome kuom pasidžiaugti. Kas tiesiog atitrūko nuo kasdienybės rutinos ar miesto šurmulio, kas griname ore pabuvęs geriau išsimiegojo, kas išsimaudė ežere lyjant lietui, o kas išsiilgęs lašinukų jų privalgė. Ant ko kimba? Ant dyko. Kukas. Dykas tai čia yra sliekas? Ne, tai yra kirminas, kuris auga tam tikrose aplinkybėse. Bet panašus kaip sliekas, ar ne? Baltas. Ai, baltas. O. Čia pasiruošęs naktinėti, Anės maistu. Jo. Taip, ko čia dar mes matom? Kukurūzikai. Pašaras skirtingas. Не чувствуется, что есть. Кормушка точно есть. Вот, О! карась, возьми тут. Ух ты! Сзади тебя. Ой, Давай, полным процедурам. Это не карась, это же самое. Лещ. это мажита. Для службы подлещиков. Лещ. Я. Подлещика, чамажа. Фу, блядь. Подлещик. О, первое. Ну, прошу, понос. Ой, извиняюсь. Глаза выпали за это. Вайрбуту. Рыбочка. Открываешь опять ты. Так Рёма говорил, там что-то вытащил. Jo, pagavo kažkokias mažas žuvytės, sakė. Pasižiūrėk, va ten, va. Matai, kaip rūkas kyla? O kodėl? Ar man? Nes palijo lietus ir vanduo šiltesnis negu oras ir garuoja. Gražiai labai atrodo. Taip mistiškai. Mane jau popiskė jo tempė. Так pasiėmiau kostiumą, nardymo. Šiandien būsiu ichtiandras. Karosas gaudysiu malūną. Tu готов? Štai ir išplaukė vyras kartu su patėviu. Žvejyba jiems ilgai netruko, nes už poros valandų pradėjo pliūpti vėl stipriai lietus. Tad turėjo parplaukti į krantą kiaurai šlapi. Sakė, jog mažų žuvyčių pagavo, bet paleido jas atgal į vandenį. Be galo džiaugiamės turėdami tokius draugus kaip Paulina su Rimvydu, kuriuos matote ekrane. Jie paperka savo paprastumu, savo lengvumu, savo meilę vienas kitam ir tiesiog pozityvumu. O jų dviejų vaikai tai tik atspindys viso to. Čia va dvi undinės, kurios nori man ant meškerės užkipti. Что? Я вместо рыбы вас сейчас вылавливать буду. Jo. Ne, nu tai lyja lietus, ką šlapti, geriau sušlapti ir nebijoti, kad sušlapti, teisingai. Ne, šiaip vanduo labai geras, labai šiltas. Aš palietau taip. Ačiū.
O čia mūsų operatorius Grybukas po skėčių. Kiek jau sugavote laimikių panaitę? Vienintelė šitą nieko. Linkime daugiau. Nu va, ką tik išsimaudėm, tai vanduo pasakiškai šiltas, labai geras. Bet išdrįsome tik tais aš ir vyras. Молодец. Nervoznas, su nervais negerai pasi. Suodė, kad špok daužo. Jo, jisai dabar piktas, zaraza. Bet šiaip jisai labai mažas yra, tai nėra ko jame ir valgyti. Auga profesionalus tenisininkas. Aš sakau, tai sakau, mum kada atvažiuosi? Aš jums paskambinsiu kada. Выехал? Nu, eik, Deimantai, visus kvies. Конечно.